Labas, esu Kristina ir pasidalinsiu šiandien informaciją apie Essence priemonės plaukams iš Alijošiaus. Tai yra šampūnas ir kondicionierius. Dažytiem plaukam ir nedažytiem plaukam. Ką galiu pasakyti, tai iš tikrųjų šitos priemonės yra stulbinamos dėl to, kad jos yra iš tikrųjų nebrangios, bet duoda rezultatą labai didelį ir skirtingose problemose. Pirmoji problema tai yra pleiskanos. Antroji problema tai yra, kai yra išsausėję plaukai ir išsausėję ne tik plaukai, plauko galiukas, visas plaukas, bet net ir galvos oda, kai žmogui niežti sausėja galvos oda. Tai šita problema puikiai įsisprendžia. Tada plaukų riebalavimasis, kai yra per dažnas riebalavimasis, kai žmogus sako tikrai, pavyzdžiui, moteris ar vyras taip pat sako, tikrai galva pradėjo riebaluotis labai dažnai, tai puikiausiai sprendžia šitą problemą, taip pat plaukų blizgesys ir toksai švaros pojūtis, kai tarsi tavo galva išsivalo nuo visų priedų. Tai iš tikrųjų tai yra priemonė, kurią būtinai turi naudoti kompleksiškai, jokių būdų negali naudoti atskirai šampūno ir kondicionieriaus su kitom priemonėm. Jas geriausia yra naudoti 3 kartus iš eilės naudoji, darai pertrauką su kitom priemonėm. Ir vėl 3 kartus. Kodėl 3 kartai? Todėl, kad būtinai šampūnas ir kondicionierius būtinai kartu, nes tai yra kitokios priemonės. Jos neturi parabenų, neturi druskų, šarmų, jos išvalo galvos odą. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad tu naudoji standartinės priemonės plaukam, šampūnas su kondicionierium, jose yra labai įvairiausių daug rūgščių, šarmų ir cheminių medžiagų. Jos lieka ant plauko, plaukas lieka šilkinis, blizgantis, toks gražus, bet jis būna tam kartui gražus. Kai tu nori plauką atstatyti, atgaivinti, tau reikia kažkokios priemonės, kuri iš giliai sudrėkintų, atstatytų ir įsigeltų galvos odą. Nes ką pamiršta žmonės? Į galvos odą įsigeria priemonė. Ir jinai turi galvos odoje esančius svogūnėlius maitinti, kad augtų plaukas sveikas. Tai va, tai tiesiog turėk omeny, kad šitos priemonės būtinai kartu, jokių būdų negalima imti iš to šampūno ir kito kondicionieriaus, nes tai tiesiog yra valomosios priemonės ir jokių būdų čia kaip valgytum, sakytum, valgau sveikai ir suvalgytum vienoje rankoje ir laikytum šmotą dešros, o kitoje agurką, tai mes žinom, kad taip iš tikrųjų nelabai čia sveikas maistas iš tikrųjų. Tai va, tiesiog turėk omeny, kad yra valomosios priemonės, būtinai naudojam kompleksiškai, 3 kartus naudojam ir paskui kitas priemonės neputoja. Jeigu nori putojimo, tai 2 kartą tiesiog plauko, tada bus putojimas, bet galvos oda puikiai atstato, regeneruoja, tinka vyram ir moterim, tinka nuo 3 metų amžiaus, akyčių negriaužia, bet nuo 3 metų, ne anksčiau. Ir tikrai plaukai tikrai atsigaus ir rezultatą gauna visi, iš tikrųjų 99%, kurie lieka patenkinti. Aišku, yra pora žmonių, kuriem galbūt netinka, nepatinka, nes ir tai neprikvėpintos priemonės turi kvapų, bet tikrai aš manau, kad tu nepasigailėsi išbandžiusi, tavo plaukas tai tikrai nenusivils, svarbiausia panaudoti tikrai kelis kartus, kad galvos oda išsivalytų. Tai labai svarbu, galvos oda turi išsivalyti su šitom priemonėm. Tada vėl tu gali kažkokias kitas priemonės naudoti. Dažytiem plaukam irgi yra, nepamiršk, tiesiog pasižiūrėk e-shop'e, ką įsigyji. Ir va, tikrai rekomenduoju išbandyti, manau, neliksi nusivylusi, nes ir ilgakasės, ir garbanuotos naudoja. Ir labai džiaugiasi. Tai va, ačiū, kad esi, tikiuosi buvo naudinga ir gali pakomentuoti į komentarus, kaip tavo plaukai, kokie jie yra, kokios problemos yra. Ir aš atsakysiu, ar turi problemų su pleiskanu, ar turi problemą galbūt, kad yra labai sausi plaukai. Ačiū, kad esi ir iki kito karto.